Sveiki! Šiandien gruodžio 31, paskutinė metų diena, 1407 karo diena. Aš Kijeve jau nuo gruodžio 26, aš išvažiavau gruodžio 26, turėjau automobilį, Ford Rangerį, visai neblogą, perdaviau. Ir dabar, galima sakyti, buvau išvykęs iki Charkovo, ten irgi padirbėjau šiek tiek dėl savo projekto. Jeigu taip trumpai, fronte situacija nėra kritinė, frontas laikosi, apie tai irgi trumpai pasišnekėsim. Tai ką, norėčiau pirmiausiai padėkot, kas remiat kanalą finansiškai per Contribui. Nuoroda įdėta apačioj, toliau spaudžiat like, dalinatės bei komentuojat. Ačiū dar kartą už ačiū, didelis ten ačiū buvo, apie 60 eurų, kiek aš mačiau. Labai dėkui. Kas įvyko? Tai vat, automobilis atvarytas, savo nupirkau automobilį, kažkur sumokėta 5000 eurų už daužtą automobilį Jeep Cherokee, tokį patį, 2 motoriuku. Atvešiu čianai, perrinksiu ir turėsiu savo darbinį automobilį. Nepirkau naujo, nes naują nupirkti normalų, reiks kažkur išleisti bendroje sumoje su visom ekologijom, draudimais naujais. Draudimas galiotų, perrašytume. Tai bet kokiu atveju tai atsistotų apie 14 000. Taip būtų geras automobilis, su kuriuo vėl būtų komfortiška važinėti, ekonomiška iš dalies ir visa kita. Bet pasirinkau tokį sprendimą, kad geriau aš atsivarau, pakeičiu viską, įdedu tiksliau naują variklį, greičio dėžę, laidus perdedam, kompiuterius perdedam ir naudojamės tuo, ką turime. Tai jeigu taip trumpai. Toliau buvau, kaip ir minėjau, nuvažiavęs į Charkovo kryptį pas draugus, mūsų 8 pulką, su kuriuo puikiai susidraugavom po tom operacijos ištraukimo. Ten dirba vienas iš batalionų, teko būti jų KSP, pažiūrėti, kaip ten jiems sekasi. Vyrai dirba, perdaviau sistemą, nes sutarėm su jais, kad jie ištestuos sistemą ir duos feedbacką kaip specialiųjų operacijų kariai, nes sistema yra būtent mobili skirta, yra tiksliau būtent skraidanti granata, tą, ką aš dirbu. Tai yra 60 vienetų perdaviau. Per 2 mėnesius pažadėjo pasiruošti ir ištestuoti ir duoti feedbacką. Viskas gerai, judam į priekį. Ukrainoje gynybos štabas baigė verifikaciją, parašė laišką, ko trūksta, dar ką reikia parašyti. Liko čia susitvarkyti ir manau, kad su savo projektu pradėsim į priekį. Tai kol kas tiek, nesakau, kad mes esam ten jau viskas super duper, čia geriausi, mūsų nori visi, ne. Reikės dirbti, reikės jūsų pagalbos. Pagalba tai, kai tu duodi kažką naujo, reikia žinot, ką tu su juo nori daryti. Daug reiks įtikinėti, daug įrodyti, daug mokyti, permokėti ir taip toliau. Atsimenat, kai buvo kažkada automobiliai pas mus pagrindinė su mechaniniam dėžėm, ką aš dabar vairuoju su mechaninė dėžė. Atsirado automatai, sako, oi, nepatogu, čia tas, anas, trečio, dabar pabandykit pasakyti, kad sėski mechaninę. Visi, oi, tik automatas. Tai va čia lygiai tas pats. Konceptas yra geras, tvarkingas, dirba teisingai, skirtas naikinti priešo gyvai jėgai. Ta jis ir daro, tą ir pateisins. Lauksim tik oficialių rezultatų, ataskaitų, aišku, teks padirbėti. Dar kokį gerų pusę metų tokių tempų, ką aš dabar darau. Tikiuosi. Tai va, einant prie fronto, žemėlapio nebus, trumpai sakant, frontas laikosi, yra daug, negaliu pasakyti, kad yra daug kažkokių problemų, bet jos yra tokios nemažos problemos, didelės ir tai yra konceptualios. Kol jų nepakeis, tikrai tai dar kartą kartosis, manau, ne pirmą kartą tai bus, bet yra kaip yra. Jeigu mes kalbam apie Sumų kryptį, ten suintensyvėja priešo veiksmai, bet nieko kritiško nevyko. Ten viena nedidelė teritorija užimta, aišku, naujoj vietoje buvo pralaužta siena, vėl saugojo TRO būrys, tiksliau dalinys, ir jisai prarado pozicijas. Tai va čia yra pikčiausia, įėjo į gyvenvietę ir įsivedė kaip įkaitais Ukrainos žmonės. Toliau Charkovo kryptis, tai yra Vovčianskas. Ten situacija yra tikrai dėkinga tuo, kad realiai priešas daugiau nieko nesugebėjo užimti stipriai, tai tik tai, kad įsitvirtino Vovčianske, Vovčianskas pilnumoje priešo kontroliuojamas
ir situacija tokia kaip ir stabili, ir nestabili, galima taip pasakyti. Kol kas jinai yra kontroliuojama, bet didelių veiksmų nėra, aišku, kažkam priešas ruošiasi, nes aktyvumas didėja tiek Sumose, tiek Charkovo kryptį. Toliau mes kalbam apie Kupiansko kryptį, tai vat ten, kai sakau, tikrai mačiau tą kryptį, kaip dirba mūsų draugai iš specialių operacijų pajėgų, per jų monitorius KSP. Gražu žiūrėti, aišku, viskas kontroliuojama pagrindė dronais. Gyva jėga juda labai mažai, minimaliai, arba turėdama tam tikrą informaciją naktį, arba esant blogom oro sąlygom. Tik tada yra kontaktas artimas. Tai šiai dienai ten yra likę kažkiek priešo pajėgų, aišku, jie įeina, tai nėra didelis toks trafikas, kad eitų. Įeina nedidelėm grupėm, po biškį, bet įeina. Tai vat, toliau gaudyti juos visam mieste yra sudėtinga. Dabar katė pelė žaidimas vyksta, matau naikinu. Tai vat vakar irgi mačiau, kaip droniukas priešo atskrydo, atnešė siuntinuką. Ta siuntinuką numetė, karys bandė išeiti priešo. Ukrainiečiai pastebėjo, pradėjo sekti, stebėti, atskrydo dronas FPV, įskrydo į tą pačią patalpą, pastatą, ieškoti, galbūt pamatęs būtų sunaikinęs, bet beieškant kažką užkabino, dronas susinaikino, kitaip tariant. Tai situacija tokia, kad neaišku, ar sunaikino priešą, nesunaikino, bet priešas tikrai liko tenai, tyliai ramiai gulėti, laukti tam tikro gero momento ir taip toliau. Tai tokia va situacija Kupianske, toliau turime problemas nedidelės Siversko kryptyje, tai yra Siverskas, jeigu krenta Siverskas, toliau judama link arčiau vis Slaviansko. Slavianskui taps dar sudėtingiau gintis, nes jis yra žemumoj, priešas juda į aukštumą ir nuo aukštumos leisi žemyn. Tai reiškia, ukrainiečiams bus sudėtinga Slavianską laikyti. Dėl Siversko, aišku, buvo apkaltinti 2 brigadų vadai, kuriuos pajėgų vadas nuėmė ir pastatė kitus. Niekas nesiaiškino, kodėl tai įvyko, ar tai jų kaltė, ar kaltė visuomet, aišku, lengviausiai pasakyti vadas kaltas, bet ar buvo aprūpinimas duotas toks, koks reikalingas ir taip vėliau, čia niekas nesigilina. Kaip ir su dronais, pagrindą perkasi patys, nežinau, kur tie valdiški dronai, bet visas aprūpinimas yra per privačius asmenis, fondus. O dažniausiai dabar iš vis kariai perka patys. Tai bent jau su tais, kuriais bendravau, visi perkasi, visi sako, savirėmėjai, šeimos, giminės, tai vat, kai sako, jie uždirba daug pinigų, bet atgal įdeda į tą patį frontą tos pačius pinigus. Tai neskaičiuokime svetimų pinigų. Toliau, kaip sakoma, judam link Pakrovsko krypties. Tenai situacija kaip ir stabilizuota, priešas mieste, bet nereiškia, kad jį valdo. Ukrainiečiai daro reidus į miesto gilumą, ten atlieka savo operacijas ir taip priešą naikina. Tai reiškia, priešas tikrai nesijaučia saugiai ir kad galėtų dirbti efektyviai. Dabar jau nutepė, netgi naują kelią padarė logistinį, aprūpinti Pakrovsko kryptį, ten viena iš korpusų, 7 korpusas dengia tą kelią. Tai jau tokia trumpa situacija bent jau toj kryptyje. Toliau kalbam apie Guliai-Polę, Zaporižės kryptį, ten yra tikrai tragedija. Ir tragedija yra tame, kad trys priešų kariai paėmė, kaip girdėjom, bataliono vadavietę. Tai yra visiškai nesuprantama, tai yra didelis kalnas klaidų padarytas, tai sakyčiau, pradedant managementu, aš vadinsiu, karinio. Vieta vadavietės parinkta kaip bataliono 700 metrų nuo priekinės priešo linijos, tai čia yra išvis absurdas. Čia yra būtent, jeigu pagal visus standartus, tai yra skyriaus veikimo ruožas, tai čia maksimum skyriaus vadas turėjo būti, ne bataliono vadas už štabu. Bet situacija yra tokia, kokia yra ir nieko nepadarysi. Ir kai man sako, reikia mokytis iš ukrainiečių, tai aš sakau, taip tikrai reikia mokytis, taip kaip nereikia daryti. Tai čia viena iš klaidų. Toliau vadavietė buvo saugoma 2 karių, įėjimas, tai vėlgi jų klaida, pamatė, kad kažkas juda su uniforma, nusileido būdų į vadavietę, pasakyti, kad išsiaiškinti, ar tai jų kariai, ar ne jų kariai. Tai pirmas dalykas, yra slaptažodžiai, procedūros, nėra slaptažodžio, aiški procedūra, naikinė. Taip yra, bliu ant bliu, dėl to ir pasitaiko. Kaip bebūtų gaila,
tai yra karo realybės. Toliau jie pakyla, jau greitai leidžia, sako, priešas jau pirmam aukšte. Nu, tada prasideda jau pasiruošimas gynybai, tai klausimas toks, o kur ryšys tarp sargybos ir vadavietės? Kam vaikščioti, jeigu galima būtų panaudoti raciją arba tiesiog išvesti laidinį ryšį. Tai čia vėl antra klaida. Toliau, sako, užėmėm žiedinę gynybą pastate, kur yra vienas išėjimas. Tai įdomu, kokią gynybą užimti žiedinę pastate viduj Rusija. Nu, čia irgi įdomu. Tai čia yra karyba. Aišku, vėl kopos vadas ir karys eina bandyti išsiaiškinti, kas per situaciją. Įvyksta kontaktas. Gauna seriją, kopos vadas sužydžiamas. Jis nutempiamas greičiausiai į apačią. Ten vėl situacija neaiški. Bandoma suteikti pirmą pagalbą, kviečiasi pagalbą evakuacijai, bet niekas nieko neatsiunčia. Ir kopos vadas nukraujuoja. Tiesiog nukraujuoja. Ir viskas. Tai reiškia, tampa 200. Kaip be būtų gaila, minus ukrainietis, kopos vadas, drąsus vyriukas. Toliau iš pasakojimo, kad jie ten organizuoja ryšį su pagrindinė vadavietė, brigados vadavietė, kuri duoda droną transliaciją iš oro. Jie kviečiasi dronus ant savęs, kaip sakom, bando koreguoti, kur pataikyti, kaip judėti ir tokiu būdu susikrinti priešą. Bet vėl tai yra ryšys, tai nėra ryšio, video nutrunka, tada dingsta ryšys galutinai. Aišku, greičiausiai nusėda generatorius, galbūt Starlinko laidas, kad kur nors nukirstas buvo, čia jau nieks nesigilinsim. Priėmas sprendimas evakuotis ten po poros ar dviejų, kaip ir turėjo padegti patalpą, sunaikinti, gavę buvo netgi įsakymą, viską sunaikinti, tik tada palikti. Bet matėm, kad kai paliko visą įrangą, žurnalai, telefonai, kodai, viskas buvo palikta. Tai čia yra didžiausia tragedija. Toliau 2-3 dienas eiti iki savų pozicijų, tai čia vėlgi yra nesupratimas, turbūt nelabai suprantu, kaip ėjo, kur ėjo, kokiu būdu šalinas, nes realiai, jeigu tu esi vadavietė brigados sudėtyje, tu žinai, kur tavo yra draugiškos pajėgos, padaliniai, daliniai ir taip toliau. Suvokimas situacijoje turbūt žemas, kaip sakau. Tai vat silpna vieta, kaip matom, klaidos. Toliau judant buvo nukautas štabo viršininkas, dar vienas minus karininkas. Tai man iš vis susidaro įspūdis, kad ten karininkų buvo ne vienas, o nuostoliai yra dideli. Tai sakyčiau, tai dar kartą rodo nekompetencija būtent TRO padaliniuose, trūkumas patirties, trūkumas suvokimo, menedžmento ir taip toliau, vadovavimo įgūdžių, galbūt organizavimo, net nežinau. Tai čia manau, kad pajėgų vadas Sirskis dar kartą peržiūrės tai ir imsis atitinkamų priemonių, reorganizacijų ir taip toliau. Čia sunku kažką pasakyti. Tai vat, toliau aktyvėja mūšiai Chersono kryptyje, į salas bandė įsilaipinti priešo pajėgos, desantuotis, bet kol kas ten kažkokių didelių proveržių nėra, viskas tik tai intensyvėja. Toliau, ką, dėkui dar kartą, kad stebit kanalą, remiat, spaudžiat like, remiat per Contribui, dedat didelis ačiū, irgi yra gerai. Ir ką, susimatysim kitais metais. Dėkui Jums, kad stebėt kanalą. Nu ką, 14 valandų ir pasiekiau Žitomerą, jau stoviu trasai už Žitomero. Iš tikro liko 130 km iki Kijevo. Wow, 14 valandų iki Žitomero, valanda miego mašinoje, 10 minučių Lenkijos pasienis pereitas, 10 minučių pasienis pas ukrainiečius, plus muitinė 10, kažkur pusę valandos pereitam sieną. Tai va, šiaip tai visai nebloga kelionė. Greitai atvažiavau, vienas, aišku, keliai tušti, bet su vasariniam padangom. Kaip matau, iš tikro patenkintas šituo, kaip sakoma, Ford Rangerio. Norėjau sakyti Range Roverio, Ford Rangerio. Yra geras, 3.2 motoriukas, chebrytei tiks. Gerų metų, gerai laikys, va tokius reikia automobilius chebro varyti.
Tai sakau, kas užsiema fronto palaikymu, turi suprast, kad reikia galvoti apie gerus ir tvirtus automobilius. Tokios stovi, koks jis yra. Aišku, tą eglutę ten reikės kalėdinę užgesinti, kuri dega, bet iš tikrųjų patiko. Vidutinės sąnaudos apie 9 litrai gavosi 100 km. Laikytas vidutinis greitis tikrai didelis. Jeigu suprantate, kad prie Žitomiro iki Žitomiro yra beveik 1400, vidutinis apie 100 km, tai Europoje važiuojant pas mane visuomet būdavo apie 70. Čia aš turėjau vidutinį 100. Taip, lėkta. Tikrai lėkta ir gerai lėkta buvo. Daugiau netgi, sakau, nes dar valandą miegotas, kai tik 1,5 valandos prarasta, vien tik tai. Jeigu tik būčiau važiavęs, tai būčiau atvažiavęs žymiai greičiau, ne per 14, per 12,5 valandos. Tai va, toks ir nuotykis visai neblogas. Va, visai nebloga. O kodėl čia sustojau labai paprastai, galiu pasakyti dėl ko. Paskambino, sako, Kijevas apšaudomas. Vyga, neskubėk, ilsėk. Tai va, sustojau, kavos atsigert ir judėsiu toliau. Galit pasimėgaut, kaip tai atrodo geras automobilis. Aišku, 17 metų Rangeris. Visai gerai eina, stovi ant kelio gerai, padangos irgi įdėtos geros žemynės. Aišku, uždėtos šiandien tokios pusėtinai normalios vasarinės padangos. Bet už tai viduj įdėta, jeigu aš neklystu, sušis. Va tai va. Ne, pirmos jaunystės naudotos, 9, bet čia visai neblogai laikys. Va toks Rangeriukas, galite pažiūrėti, kaip atrodo. Nu, Lenkai nieko nesakė už šitą lipduką, šiaip jie nemėgsta šitų lipdukų. Vat. Trys, du. Ši dirba gražiai, stovi ant kelio tvarkingai. Aišku, daiktai numesti pas mane, nes vežam dovanų. O čia ta eglutė dega, kurią reiks užgesinti. Na, starlinkiuką reiks išsimti. Nepaliksim, starlinkas mano. Tai va. Gerai, geriam kavą ir judam toliau į Kijevą. Rangerį visai neblogą. Perdaviau. Ir dabar, galima sakyti, buvau išvykęs iki Charkovo, ten irgi padirbėjau šiek tiek dėl savo projekto. Jeigu taip trumpai, fronte situacija nėra kritinė, frontas laikosi, apie tai irgi trumpai pasišnekėsim. Tai ką, norėčiau pirmiausiai padėkot, kas remiat kanalą finansiškai per Contribui. Nuoroda įdėta apačioj, toliau spaudžiat like, dalinatės bei komentuojat. Ačiū dar kartą už ačiū, didelis ten ačiū buvo, apie 60 eurų, kiek aš mačiau. Labai dėkui. Kas įvyko, tai vat, automobilis atvarytas, savo nupirkau automobilį, kažkur sumokėta 5000 eurų už daužtą automobilį Jeep Cherokee, tokį patį dudu motoriuku. Atvešiu čianai, perrinksiu ir turėsiu savo darbinį automobilį. Nepirkau naujo, nes naują nupirkti normalų, reiks kažkur išleisti bendroje sumoje su visom ekologijom, draudimais naujais, draudimas galiotų, perrašytume, tai bet kokiu atveju tai atsistotų apie 14 000. Taip būtų geras automobilis, su kuriuo vėl būtų komfortiška važinėti, ekonomiška iš dalies ir visa kita. Bet pasirinkau tokį sprendimą, kad geriau aš atsivarau, pakeičiu viską, įdedu tiksliau naują variklį, greičio dėžę, laidus perdedam, kompiuterius perdedam ir naudojamės tuo, ką turime. Tai jeigu taip trumpai. Toliau buvau, kaip ir minėjau, nuvažiavęs į Charkovo kryptį pas draugus, mūsų 8 pulką, su kurio puikiai susidraugavom po tom operacijos ištraukimo. Ten dirba vienas iš batalionų, teko pabūti jų KSP, pažiūrėti, kaip ten jiems sekasi. Gerai dirba, perdaviau sistemą, nes sutarėm su jais, kad jie ištestuos sistemą ir duos feedbacką kaip specialiųjų operacijų kariai, nes sistema yra būtent mobili skirta, yra tiksliau būtent skraidanti granata, tą, ką aš dirbu. Ir 60 vienetų perdaviau. Per 2 mėnesius pažadėjo pasiruošti ir ištestuoti, ir duoti feedbacką.
viskas gerai, judami priekį. Ukrainoje gynybos štabas baigė verifikaciją, parašė laišką, ko trūksta, dar ką reikia parašyti, liko čia susitvarkyti ir manau, kad su savo projektu pradėsime į priekį. Tai kol kas tiek, nesakau, kad mes esam ten jau viskas super duper, čia geriausi, mūsų nori visi, ne. Reikės dirbti, reikės jūsų pagalbos. Pagalba tai, kai tu duodi kažką naujo, reikia žinot, ką tu su juo nori daryti. Daug reikia įtikinėti, daug įrodyti, daug mokyti, permokyti ir taip toliau, ir taip toliau. Atsimenat, kai buvo kažkada automobiliai pas mus pagrindinė su mechaniniam dėžėm, ką aš dabar vairuoju su mechaninė dėžė. Atsirado automatai, sako, oi, nepatogu, čia tas, anas, trečio, dabar pabandykit pasakyti, kad sėski mechaninę. Visi, oi, tik automatas. Tai va čia lygiai tas pats. Konceptas yra geras, tvarkingas, dirba teisingai, skirtas naikinti priešo gyvai jėgai. tą jis ir daro, tą ir pateisins. Lauksim tik tai oficialių rezultatų, ataskaitų, aišku, teks padirbėti. Dar kokį gerų pusę metų tokių tempų, ką aš dabar darau. Tikiuosi. Tai va, einant prie fronto, žemėlapio nebus, trumpai sakant, frontas laikosi, yra daug, negaliu pasakyti, kad yra daug kažkokių problemų, bet jos yra tokios nemažos problemos, didelės ir tai yra konceptualios. Kol jų nepakeis, tikrai tai dar kartą kartosis, manau, ne pirmą kartą tai bus, bet yra kaip yra. Jeigu mes kalbam apie Sumų kryptį, ten suintensyvėja priešo veiksmai, bet nieko kritiško nevyko. Ten viena nedidelė teritorija užimta, aišku, naujoje vietoje buvo pralaužta siena, vėl saugojo TRO būrys, tiksliau dalinys, ir jisai prarado pozicijas. Tai va čia yra pikčiausia, jie į gyvenvietę ir įsivedė kaip įkaitais Ukrainos žmonės. Toliau Charkovo kryptis, tai yra Vovčianskas. Ten situacija yra tikrai dėkinga tuo, kad realiai priešas daugiau nieko nesugebėjo užimti stipriai, tai tik tai, kad jis tvirtino Vovčianskė, Vovčianskas pilnumoje priešo kontroliuojamas ir situacija tokia kaip ir stabili ir nestabili, galima taip pasakyti. Kol kas jinai yra kontroliuojama, bet didelių veiksmų nėra, aišku, kažkam priešas ruošiasi, nes aktyvumas didėja tiek Sumose, tiek Charkovo kryptį. Toliau mes kalbam apie Kupiansko kryptį, tai vat ten, kai sakau, tikrai mačiau tą kryptį, kaip dirba mūsų draugai iš specialių operacijų pajėgų, per jų monitorius KSP. Gražu žiūrėti, aišku, viskas kontroliuojama pagrindė dronais. Gyva jėga juda labai mažai, minimaliai, arba turėdama tam tikrą informaciją naktį, arba esant blogom oro sąlygom. Tik tada yra kontaktas artimas. Tai šiai dienai ten yra likę kažkiek priešo pajėgų, aišku, jie įeina, tai nėra didelis toks trafikas, kad eitų. Įeina nedidelėm grupėm, paubiški, bet įeina. Tai vat, toliau gaudyti juos visam mieste yra sudėtinga. Dabar katė pelė žaidimas vyksta, matau naikinu. Tai vat vakar irgi mačiau, kaip droniukas priešo atskrydo, atnešė siuntinuką. Ta siuntinuką numetė, karys bandė išeit priešo. Ukrainiečiai pastebėjo, pradėjo sekti, stebėti, atskrydo dronas FPV, įskrydo į tą pačią patalpą, pastatą, ieškoti, galbūt pamatęs būtų sunaikinęs, bet beieškant kažką užkabino, dronas susinaikino, kitaip tariant. Tai situacija tokia, kad neaišku, ar sunaikino priešą, nesunaikino, bet priešas tikrai liko tenai, tyliai ramiai gulėt, laukt tam tikro gero momento ir taip toliau. Tai tokia va situacija Kupianske, toliau turime problemas nedidelės Siversko kryptyje, tai yra Siverskas, jeigu krenta Siverskas, toliau judama link arčiau vis Slaviansko. Slavianskui taps dar sudėtingiau gintis, nes jis yra žemumoj, priešas juda į aukštumą ir nuo aukštumos leisi žemyn. Tai reiškia, ukrainiečiams bus sudėtinga Slavianską laikyti. Dėl Siversko, aišku, buvo apkaltinti 2 brigadų vadai, kuriuos pajėgų vadas nuėmė ir pastatė kitus. Niekas nesiaiškino, kodėl tai vyko, ar tai jų kaltė, ar kaltė visuomet, aišku, lengviausiai pasakyti vadas kaltas, bet ar buvo aprūpinimas duotas toks, koks reikalingas ir taip vėliau, čia niekas nesigilina. Kaip ir su dronais, pagrindą perkasi patys, nežinau, kur tie valdiški dronai, bet visas aprūpinimas yra per privačius asmenis, fondus. O dažniausiai dabar iš vis kariai perka patys. Tai
bent jau su tais, kuriais bendravau, visi perkasi, visi sako, savirėmėjai, šeimos, giminės, tai vat, kai sako, jie uždirba daug pinigų, bet atgal įdeda į tą patį frontą tos pačius pinigus. Tai neskaičiuokime svetimų pinigų. Toliau, kaip sakoma, judam link Pakrovsko krypties. Tenai situacija kaip ir stabilizuota, priešas mieste, bet nereiškia, kad jį valdo. Ukrainiečiai daro reidus į miesto gilumą, ten atlieka savo operacijas ir taip priešą naikina. Tai reiškia, priešas tikrai nesijaučia saugiai ir kad galėtų dirbti efektyviai. Dabar jau nutepė, netgi naują kelią padarė logistinį, aprūpinti Pakrovsko kryptį. Ten vienas iš korpusų, 7 korpusas dengia tą kelią. Tai jau tokia trumpa situacija bent jau toj kryptyje. Toliau kalbam apie Guliaipolę, Zaporižės kryptį, ten yra tikrai tragedija. Ir tragedija yra tame, kad trys priešų kariai paėmė, kaip girdėjom, bataliono vadavietę. Tai yra visiškai nesuprantama, tai yra didelis kalnas klaidų padarytas, tai sakyčiau, pradedant managementu, aš vadinsiu, karinio. Vieta vadavietės parinkta kaip bataliono 700 metrų nuo priekinės priešo linijos, tai čia yra išvis absurdas. Čia yra būtent, jeigu pagal visus standartus, tai yra skyriaus veikimo ruožas, tai čia maksimum skyriaus vadas turėjo būti, ne bataliono vadas už štabu. Bet situacija yra tokia, kokia yra ir nieko nepadarysi. Ir kai man sako, reikia mokytis iš ukrainiečių, tai aš sakau, taip, tikrai reikia mokytis, taip, kaip nereikia daryti. Tai čia viena iš klaidų. Toliau vadavietė buvo saugoma 2 karių, įėjimas. Tai vėlgi jų klaida, pamatė, kad kažkas juda su uniforma, nusileido būdų į vadavietę, pasakyti, kad išsiaiškinti, ar tai jų kariai, ar ne jų kariai. Tai pirmas dalykas yra slaptažodžiai, procedūros. Nėra slaptažodžio, aiški procedūra, naikinė. Taip yra. Bliu ant bliu, dėl to ir pasitaiko. Kaip bebūtų gaila, tai yra karo realybės. Toliau, jie pakyla, jau greitai leidžia, sako, priešas jau 1 aukšte. Tada prasideda jau pasiruošimas gynybai, tai klausimas toks, o kur ryšys tarp sargybos ir vadavietės? Kam vaikščioti, jeigu galima būtų panaudoti raciją arba tiesiog išvesti laidinį ryšį? Tai čia vėl antra klaida. Toliau, sako, užėmėm žiedinę gynybą pastate, kur yra vienas išėjimas. Tai įdomu, kokią gynybą užimti žiedinę pastate viduj Rusija. Čia irgi įdomu. Tai čia yra karyba. Aišku, vėl kopos vadas ir karys eina bandyti išsiaiškinti, kas per situaciją. Įvyksta kontaktas. Gauna seriją, kopos vadas užžydžiamas. Jis nutempiamas greičiausiai į apačią, ten vėl situacija neaiški, bandoma suteikti pirmą pagalbą, kviečiasi pagalbą evakuacijai, bet niekas nieko neatsiunčia. Ir kopos vadas nukraujuoja, tiesiog nukraujuoja ir viskas. Tai reiškia, tampa 200. Kaip bebūtų gaila, minus ukrainietis, kopos vadas, drąsus vyriukas. Toliau iš pasakojimo, kad jie ten organizuoja ryšį su pagrindinė vadavietė, brigados vadavietė, kuri duoda droną transliaciją iš oro. Jie kviečiasi dronus ant savęs, kaip sakom, bando koreguoti, kur pataikyti, kaip judėti ir tokiu būdu susilpninti priešą. Bet vėl tai yra ryšys, tai nėra ryšio video, nutrunka, tada dingsta ryšys galutinai. Aišku, greičiausiai nusėda generatorius, galbūt Starlinko laidas, kad kur nors nukirstas buvo, čia jau niekas nesigilinsi. Priėmė sprendimas evakuotis ten po poros ar 2, kaip ir turėjo padegti patalpą, sunaikinti, gavę buvo netgi įsakymą, viską sunaikinti, tik tada palikti. Bet matėm, kad kai paliko visą įrangą, žurnalai, telefonai, kodai, viskas buvo palikta. Tai čia yra didžiausia tragedija. Toliau 2-3 dienas eiti iki savų pozicijų, tai čia vėlgi yra nesupratimas, turbūt nelabai suprantu, kaip ėjo, kur ėjo, kokiu būdu šalinas, nes realiai, jeigu tu esi vadavietė brigados sudėtyje, tu žinai, kur tavo yra draugiškos pajėgos, padaliniai, daliniai ir taip toliau. Suvokimas situacijoje
galbūt žemas, kaip sakau. Tai vat silpna vieta, kaip matom, klaidos. Toliau judant buvo nukautas štabo viršininkas, dar vienas minus karininkas. Ir man iš vis susidarė įspūdis, kad ten karininkų buvo ne vienas, o nuostoliai yra dideli. Tai sakyčiau, tai dar kartą rodo nekompetencija būtent TRO padaliniuose, trūkumas patirties, trūkumas suvokimo, menedžmento ir taip toliau, vadovavimo įgūdžių, galbūt organizavimo, net nežinau. Tai čia manau, kad pajėgų vadas Sirskis dar kartą peržiūrės tai ir imsis atitinkamų priemonių, reorganizacijų ir taip toliau. Čia sunku kažką pasakyti. Tai vat, toliau aktyvėja mūšiai Chersono kryptyje, į salas bandė įsilaipinti priešo pajėgos, desantuotis, bet kol kas ten kažkokių didelių proveržių nėra, viskas tik tai intensyvėja. Toliau, ką? Dėkui dar kartą, kad stebit kanalą, remiat, spaudžiat like, remiat per Contribui, dedat didelis ačiū, irgi yra gerai. Ir ką, susimatysim kitais metais. Dėkui Jums, kad stebit kanalą.